Taro kortų žinutė tau, jeigu tu atsidūrei čia ir dabar, o tu sakai, noriu pradėti naują gyvenimą. Tu nori pradėti tą naują gyvenimą. Ir stovi dabar ir galvoji, bet tau trūksta tos naujos energijos, įkvėpimo. Žinai, visada, kai yra tikslas, kur eiti, tada lengviau ir einasi. O tu kaip dabar stovi, žinai, kaip to, kai aš sakau, be degalų, bet tos energijos ir nežinai, kaip, iš kur pripildyti save tą energiją. O aš visada siūlau, jie visada su manim, čia mano kurti, namų kvapai Elana ir jas įsigyti gali mano puslapį elana.lt, skiltyje amuletai, kurie tikrai padės tau atsigauti. Jie su manim visada, žinokit, čia kvapas nuostabus, švelnus labai kvapai. O šiaip, žiūrim toliau. Energijos trūksta, kaip ir sakiau. Energijos trūksta. Ieškok būdų, kaip pripildyti save tą energiją. Jeigu tu vyras, šitas vyras arba žmonės, čia žmonės, kurie atima iš tavęs tą energiją. Tų žmonių vardai galėtų prasidėti raidė A, raidė J, raidė O. Tai yra žmonės, kurie kaip siurbia, kaip prisisiurbia prie tavęs, taip, ir siurbia iš tavęs tą tavo gyvybišką energiją. Tai yra žmonės manipuliatoriai, kurie, gero nelinki taip, bet tu tame nekalta, tu atsidūrei su jais kartu. Tie žmonės žiūri į tave paprastai lengvai, be įsipareigojimų. Jeigu tai yra santykiai, tai greičiausiai žmogus labai paprastai tave žiūri. Jis, žinai, kaip jis galvoja, jis sako, kai bus, tai bus. Pažiūrėsiu, kažkaip neturi jis jokios idėjos su tavim kurti rimtus santykius kol kas. Bet mes nežinom, kas gali būti rytoj, galbūt jo mintis pasikeis. Nori tai žinoti? Rašyk man asmeninę žinutę ir mes užklausim taro kortų, ką jis galvoja apie tave ir ar pasikeis jo nuomonė aplamai apie santykius. Tu tai nori, tu nori pokalbį, tu nori su juo kartu į bendrą gyvenimą. Galbūt tu tikėsi išvykti į kitą šalį, galbūt su juo kartu taip gyventi. Ir tikėsi galbūt pagausėjimą, galbūt tikėsi vaikelio, taip, trokšti, labai tau norisi to turėti. Dabar kita perspektyva ateina, žmogus kažko norės iš tave. Toks žmogutis energingas, aktyvus, manipuliatorius, toks visur jis. Tai greičiausiai kažko norės iš tave. Galbūt tu renkiesi tarp dviejų, kuri pasirinkti nežinai. Rašyk man asmeninę žinutę ir mes užklausim taro kortų, kuri pasirinkti geriausia. Arba užsuk į mano puslapį